Noriu jūsų paklausti, nes prisimenu, kai jūs kandidatavote į Seimo pirmininkės, deklaravote aukščiausius skaidrumo standartus ir žadėjote pakelti visuomenės pasitikėjimą Lietuvos Respublikos Seimu. Ar manote, kad po to, kai teismas nuteisė jūsų vadovaujamą partiją, Liberalų sąjūdį, kurios pirmininkė esate iki šiol, tai netrukdo atstatyti to pasitikėjimo? Kaip jūs galite paneigti, kad partija nežinojo apie partijos tuometinio pirmininko gaunamas dėžutes, nes akivaizdu, kad už jas būtų reikėję balsuoti? Ir ar jūs tikite, kad pirmasis dešimtukas nežinojo apie susitikimus su dabar jau teistais asmenimis, vaikščiojimais pietauti, kalbas apie verslininkams rūpimus projektus, nes, kiek žinau, jūs pozicionuojatės kaip demokratiška partija. Spėjo atsakymas ne, o jeigu rimtai. Kolega. Tai visų pirma apie pasitikėjimą Seimu. Pasitikėjimą Seimu mes kiekvienas kuriame kasdieną Seimo salėje ir jūs, kolega, mano galva, ne visada išlaikote pasitikėjimo Seimu kėlimo testą. Mes, manau, kiekvienas, aišku, turime savo pasirinkę liniją, kaip kalbame čia, kokius pasisakymus, klausimus leidžiame savo kitų kolegų atžvilgių ir kokį pagarbos lygį išlaikome. Tai man atrodo, kad tai yra tikrai kiekvieno iš mūsų pastanga. Kalbant apie bylos aplinkybės, aš esu viską nekartą pasakiusi ir nemanau, kad mes turėtume atverti bylą, kuri jau yra teisme išnagrinėta ir kuri galbūt dar bus nagrinėjama ir aukščiausiame teisme. Klausia Petras Gražulis. Juridiškai jautrus dalykas, kurį privalu paaiškinti po Aido Gedvilo tokių keistokų klausimų. Partijai atsakomybė ir kaltė yra dėl vieno asmens nusikaltimų padarytų. Todėl klausinėjimas ir kalbėjimas apie tai, ar partija žinojo, ar pirmas dešimtukas žinojo, yra nepagrįsta bylos duomenimis. Net prokuroras savo neleidžia tokių kaltinimų išmesti į viešumą, ką padarė kolega Aidas Gedvilas. Ačiū pirmininkė, aš niekaip nesistebiu Eugenijaus Gentvilo pasisakymais. Eligijaus, savo užauginto kūdikio, kaip politiko. Gerbiamas Eugenijau, iš istorijos to neištirsim, kad jūs nepažįstate, nematėte ir nežinote. Taip, ir Aidas Gedvilas, prašau. Ačiū posėdžio pirmininkė. Eugenijau, be reikalo jūs įsižeidėt, bet klausimas visiškai logiškas, kadangi iš tikrųjų teismas apie tai nepasisakė, o Seimo pirmininkės nuomonė man buvo tikrai svarbi ir aš norėjau išgirsti ir tikiuosi ateityje išgirsti atsakymą.